Sveiki, ne tik TV žiūrovai. Aš Rūta ir šiandien pristatysiu naujienas iš studentų gyvenimo. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Stepanavičius pasirašė įsakymą dėl 4 naujų nacionalinių kompleksinių programų. Keliose didžiausiose Lietuvos universitetuose bus sukurtos ar atnaujintos mokomosios laboratorijos ir praktikos bazės. Jos bus aprūpintos modernė kompiuterinė bei laboratorinė technika. Numatomos ir naujos studijų programos šiuolaikiškų mokymo priemonių įsigijimas. Kovo 10 dieną vyko Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės eilinė ataskaitinė rinkiminė konferencija. Jos metu buvo koreguoti ir priimti KTU SA įstatai, išklausyta KTU SA prezidento metinė veiklos ataskaita, deleguojami studentų atstovai į KTU senatą. Konferencijos metu antrai kadencijai buvo perrinktas KTU SA prezidentas Mindaugas Grajauskas. Augant nedarbui šalyje, vis daugiau studentų grįžta į universitetus. Dėstytojai stebisi, kad auditorijos kaip niekad pilnos. Daugiausiai universitetus grįžta statybos ir nekilnojamo turto studentai. Kovo 7-12 dienomis Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atstovės Ieva Dičmonaitė ir Rasa Činčytė dalyvavo Europos studentų sąjungos rengiamoje 19-ojo konvencijoje Vienoje. Jos metu kalbėta apie švietimo reformų plėtrą, aukštojo mokslo finansavimą, studijų kokybę ir aptartos kitos su aukštuoju mokslu susijusios problemos.